Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Taigi finalinis realybės šou Aš ralistas etapas. Iš beveik 300 pretendentų po beveik pusę metų trukusių atrankos etapų į jį pateko tik 6 stipriausi. Ir visi 6 turi vienodus šansus tapti profesionaliais ralistais. Susipažinkime pagal abėcėlę. Tomas Graževičius, Matas Patejūnas, Mantas Pupius, Benas Trumskis, Darius Sukackas ir Domantas Varnys. Visi jie jau turi didesnės ar mažesnės lenktynių patirties. Kai kurie netgi nuolat lenktyniauja mini raliuose. Tačiau jau visai netrukus vienas iš šio šešeto taps tikrų profesionalių ralio lenktynininku, kuris dalyvaus Lietuvos ralio čempionate. Iš visų finalistų mums nuo pat pradžių, dar nuo pirmojo etapo įsiminė vienas vaikinas. Jis atrodo kaip tikras profesionalas. Į visus etapus atvažiavo su apranga, ant kurios jau puikavosi rėmėjų logotipai. Jau dabar atrodo tarsi tikras profesionalas. Tai varėniškis Darius Sukackas. Buvo labai smalsu pamatyti, kas čia per vaikinas, tad nepatingėjome ir nulėkėme į Dzūkiją, susipažinti su juo iš arčiau. Ir ką jūs manote, vidury kažkokių laukų scenoje, pusiau apleistoje fermoje, šitas vaikinukas kartu su keliais bendraminčiais pasidarė tikrą sportinio automobilių ruošimo centrą. Vaikinai patys ruošia automobilius savo rankomis, patys juos prižiūri, patys jais vėliau ir lenktyniauja. Net fermą įsirengė savo rankomis. Ir kaip visada viskas prasidėjo nuo ankstyvos vaikystės. Nuo mažens jau mane pakankamai žavėjo technika, kadangi kaip ir daugelis ten būna kaime augę, matė ten tos technikos. Man nuo pat pradžių, būdamas dar labai mažas vaikas, ten jau su tėvo mašina ant kelių jau važiuodavau, man jau tada labai patikdavo. Turbūt kol priėjom iki to, kai namuose liko viena nereikalinga tiesiog mašina, tėvai jau ją planavo kaip ir, sakoma, išvežti metalą. Aš tada, būdamas 8 metų turbūt, sakau, palikit, aš čia kažką veiksiu. Ir tiesiog, vaikas niekada, ta prasme, prie mašinų, nei ten kažkas mokino, nei kažką rodė. Tiesiog ten pradėjau, vieną kartą atėjau, kažką paveikiau, kitą kartą paveikiau. Ir gavosi taip, kad apsitvarkiau čia vietoj truputį kaimo keliais pavažinėjau. Ir nuo to laiko kažkaip vos ne savaime gaudavosi, kad pas tėtį vis pavairuot noriu pavairuot. Tada jau patys ir tėvai, kaip sakė, tai pastebėjo, kad ta prasme traukė šitą būtent techniką kažkiek, ypač automobilį jau pradėjo traukti. Tada sužinojom, kad čia Varėnoje vyksta vietinis kaip ir užsiėmimas po pamokų, būrelis autokimirka. Ten pagrindinis vadovas buvo Gintautas Miškinis, tai čia kaip ir buvo pirmas mano mokytojas. Nuvažiavom, pasikalbėjom su juo, sako, okei, bandom, būk tada su mum, pasižiūrėsi, jeigu patinka. Aišku, patiko iš pirmo karto, žiauriai patiko, ten po truputį prie senesnių automobilių, prie vieno, prie kito padirbėjom, turėjom tokią labai nedidelę treniruočių aikštelę, kurioje turbūt ir buvo mano visi, pati pradžia buvo pati to aikšteliai. Nes iš pat pradžių būdavo toks pas mane nusiteikimas, kad ta prasme, jeigu tu gazų ten duodi daugiausiai, tai tu čia greičiausiai važiuoji. Tai mane tas mokytojas Gintautas bandė, kiek kartų jis man sakė, nedaryk, taip ieškok sukibimo, gaudyk sukibimą. Tai turbūt iki vieno užsiėmimo to nesupratau, kol jis man liepė aikštelėje suktis 8, sako važiuok tol, kol sako pavargsi, sako pamatysi, kad ta prasme visai kitaip pradėsi važiuoti. Taip ir buvo, jis manęs nestabdė, liepė važiuoti tol, kol pavargau. Ir tada tiesiog gavosi, kad pradėjau visai kitaip ir su vairu elgtis, ir su akceleracija. Ir tada pats pamačiau, įvyko toks persilaužimas, kad dabar reikia ieškoti sukibimo. Ir jau taip visai kitaip mąstyti pradėjau. Tada prasidėjo jau vyresnė karta, irgi to pačio klubo. Jie jau važinėjo į tuos vietinius slalomus, čia Varėnoje, Alytuje, aplinkui. Ir vieną kartą sako, važiuojam su mum. Kaip ir turėjome šią tokį jau pasidarę automobilį vieną, bet sakau, aš nedalyvausiu, aš tik taip pasižiūrėsiu, sakau, kaip jūs važiuojat? Jo, gerai, važiuojam. Nuvažiavom, jie užsiregistravo tas varžybas, ateina, sako, mes užregistravom ir tave. Ta prasme, sakau, užregistravom, sako, ir tave. Čia sako, taip ir taip, čia jaunių klasė ir kodėl ne, sako, atvažiuoji su mašina, pasibandyk.
Ir čia buvo tas momentas, kai užkrėtė man šitą ligą galutinai. Pamažu Darius ne tik užsikrėtė lenktynių maniją, bet ir pats ėmė tvarkyti automobilius. Ir, kaip ten sakoma patarlėje, apetitas auga bevalgant. Greitai tėvų namuose esantis garažiukas vaikinui pasidarė per ankštas. Persikėlus į erdvesnės patalpas, teko ir taip mažą biudžetą skirstyti tarp patalpų gražinimo ir automobilio ruošimo. Tų finansų, kadangi ne kosmosas, vis tiek ten negali dėti į patalpas visko, nes turi kaip ir mašiną tvarkytis. Ir va toks vagaunas, kad žiūri, ta prasme, susideda prioritetus, kas tau yra svarbiau, tai kažkiek apsitvarkai ten, tarkim, patalpas, o tada jau stengiasi, matai, kad varžybos artėja, jau tada viskas patalpoms stabdai tuos finansus, jau tada dedi į mašiną, ir taip skirstaisi. Tačiau Dariui panašu visai neblogai sekasi laviruoti, nes jis ne tik visai gražiai patalpą susitvarkė. Darius jau baigė ruošti lenktynėms dar vieną automobilį. Vienas puikiai paruoštas, skirtas slalomų ir asfaltinėms gatvių lenktynėms. O štai tas, kuris kol kas paplevele, jau bus skirtas raliui ir lenktynėms ant žvyro. Dabar, kurią konstruoju kitą mašiną, tai jau jinai bus vadinama tas karbonkė. Jinai yra pilnai, kiek įmanoma, išlengvinta bus, pilni saugos lankai, amortizatoriai didesnės jėgos. Čia jau labai taikau mineralį su jie, maždaug pagal reikalavimus. Tai ir labai tikiuosi, kad pavyks greitų metų susirinkti ir jau pradėti ant žvyro važiuoti. Pamažu įdėtas darbas pradėjo atsipirkti. Kaupėsi patirtis, o su ja atsirado ir pirmieji rezultatai. Savo klasėje tikrai nemažai prizinių vietų turiu. Street race metiniai čempionatų įskaitoje buvau vicečempionas. Ir šiaip mineraliai važiavom, ne mineraliai, o aplink Lietuvą važiavom varžybose. Tai irgi toks pirmas pasimandymas buvo, draugas sako, davai, aš noriu pašturmanauti. Sakau, tai gal bandom, tada jisai niekada nešturmanavęs, aš niekada nevažiavęs su šturmanu. Išvažiavom ten, akis didelis, ta prasme, išvažiuojam tas trasas, ten tos laiko kontrolės, viskas visiškai nauja buvo mum. Ir tada pasibandėm su šturmanu lėkti ir pasirodo, kad visai gaunasi. Tai tada užimėm savo klasę irgi 3 vietą. Pati sunkiausia pradedančio profesionalo darbo dalis yra rėmėjų paieška. Su šiuo sunkumu Darius susidūrė nuo pat pradžių. Reikėjo įdėti itin daug pastangų, kol atsirado pirmieji rėmėjai. Po begalės laiškų ir skambučių su neigiamu atsakymu, Dariaus užsispyrimas galų gale pramušė ir šitą sieną. Daug laiškų siuntinėjau visur, ten ir tom pačiom įmonėm, tarkim, kur kažkiek draugai jau tenais kaip ir su jom susitarė, tai dažniausiai atsakymas būdavo neigiamas. Ir vis tiek, ta prasme, nepraradau tos motyvacijos, stengiausi ir sakiau, važiuosiu, ta prasme, kiek galiu iš savo pinigų, o jeigu atsiras kažkas, tai atsiras. Tai vieni iš pirmųjų turbūt pastebėjo Varėnos autosporto klubas, kuris jau atsirado truputį vėliau, tai jie pradėjo padidinėti man su startiniais mokesčiais, tada jau iš karto atsimeta pakankamai nemaža, dabar, tarkim, startinis mokestis vienas varžybas gaunasi į 2 klases grubiai apie 100 eurų. Tai dabar už tą 100 eurų, tai aš galiu ten, tarkim, tepalus pasikeisti, ant kaladėlių ten kažkur pasitaupyti. Ir jie pirmiausia pastebėjo. Taigi, Darius Sukackas turbūt yra arčiausiai tikro profesionalo iš mūsų finalininkų. Tačiau nepaisant to, dar lieka labai didelis darbas – laimėti paskutinį etapą. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Šį kartą finalinėme etape visų laukia tikra ralio imitacija. Visiems dalyviams teks įveikti vieną ralio greičio ruožą ir įveikti jį kaip tikrame ralyje. Iš pradžių reikės pravažiuoti greičio ruožą paprastu automobiliu ir sudiktuoti stenogramą šturmanui. Vėliau dar kartą pravažiuoti paprastu automobiliu ir stenogramą pasitikrinti, o po to persėsti į ralio automobilį ir įveikti šį greičio ruožą sportiniu, maksimaliu režimu. Šį kartą pagrindinis teisėjas ir vėl bus jaunas ralio talentas Deividas Gezevičius.
Laukia dabar mūsų 6 skirtingi ralistai, laukia įdomesnis greičio ruožas, jau toks tikras ralinis, kaip sakau, turėsim pamatyti, jau kuris tikrai gerai važiuoja ir vertas tos vienintelės pozicijos. Ką labiausiai kreipsi dėmesį? Iš tikrųjų į įveikimą trasos, kaip jisai greitai, bet nepamiršim ir to, kaip jisai mato kelią, įsivertina, pasidaro stenogramą ir jos klausosi. Tai aš būsiu šturmanas visų 6 dalyvių ir laukia iš tikrųjų sunkus iššūkis prie kiekvieno iš jų prisitaikyti, nes, kaip pavyzdys rodo, kiekvienas mato skirtingą stenogramą ir net nežinai, kuri yra tobula, nes jis gali būti tas ir tas, bet yra tų niuansų, kurie turi atsispindėti kiekvienoje stenogramai, ant kiek jinai bebūtų skirtinga ir žiūrėsim, bandysim įsivertinti, ar jie tai mato. Kodėl Deividas, paklausite jūs? Ogi todėl, kad tai ko gero vienas greičiausių šių dienų ralistų važiuojančių 2 ratais varomų automobiliu. Turintis patirties tiek būdamas šturmano, tiek ir vairuotojo vietoje, o tai mūsų atrankoje yra labai svarbu. Deividas ralisto virusu užsikrėtė kaip daugelis nuo tėčio. Viskas prasidėjo tada, kai tėčio Rimanto pažįstamas toks, tuo metu dar nelabai kam žinomas pradedantis ralistas Evaldas Čirba, pasiūlė jam sudalyvauti ralyje aplink Lietuvą. Nors tėtis to ralio nebaigė, tačiau Deividą visas procesas tiesiog užbūrė ir jis į ralį pasinėrė visą galvą. Iš pradžių jį fotografavo, visaip stengėsi būti kuo arčiau ralio. Darė viską, kad būtų kuo arčiau ralio virtuvės. Vėliau išbandė kartingus. Gavo atsiliepimų, kad Schumacherio iš jo nebus ir kartingo sportą metė. Bet ralio virusas tik dar labiau išbujojo, kadangi nebuvo sąlygų vairuoti, ėmėsi šturmano pareigų. Crest, 90. Left to plus, 70. Right 5, minus 18. Crest, 40, right to plus, long. Kairys, 4, ilgas, greitas. 70. Papinas kairys, 1, 120. Tačiau Deividas visada jautė, kad jo kėdė yra ne ta, kur dešinėje, ir galų gale prisiprašė. Tuo metu važiavo kartu su tėčiu ir likus vienam etapui iki čempionato, jie jau buvo užsitikrinę 1 vietą savo klasėje, todėl tėtis leido apsikeisti rolėmis. Ir taip Deividas 1 kartą sėdo prie ralio automobilio vairo tikrose lenktynėse Lietuvos ralio čempionato etape. Pirmas brynas neprisvilo. Gezevičius jaunesnysis finišavo 3 savo klasėje, savo 1 ralyje. Vėliau Deividas pradėjo lenktyniauti ralio sprintų čempionate ir nuo 1 sezono tapo čempionu savo klasėje. Po keleto sezonų ryžosi startuoti Lietuvos ralio čempionate. Įsigijo tobulesnį modelį ir nuo 2018-ųjų ėmė kovoti su greičiausiais šalyje. Įdomu tai, kad tuo pat metu toje pat klasėje lenktyniavo ir vienas dabartinių lietuviško ralio lyderių – Vladas Jurkevičius. Ta sezoną kiekvienose lenktynėse, kur Deividas finišuodavo, jis buvo greitesnis už Vladą. Tačiau dėl gedimų ne visus etapus baigė, todėl čempionate liko 2. Kito sezono 1 ralio etapas, žiemos ralis, tapo geriausiu kol kas Deivido karjeroje. Jis finišavo 5 bendroje įskaitoje tarp visų dalyvių su Opel Astra. Vėliau Deividas persėdo į Hondą ir pasipylė gedimai. Sezonas taip ir baigėsi vieninteliu finišuotu raliu. O sezono pabaigoje Lietuvos automobilių sporto federacija tarsi paguodai netgi skyrė specialų prizą – paspirtuką. Užtat 2020-ieji buvo visiška priešingybė. Kita Honda ir iš karto greičiausiai tarp 2VD automobilių. Deividas tapo Lietuvos ralio čempionu 2VD įskaitoje. Beje, čempiono titulą lėmė paskutinio etapo greičio ruožas, už kurį skiriami papildomi taškai. Ir tai buvo naktinis greičio ruožas. Jame Deividas parodė 7 laiką tarp visų dalyvių, užtikrintai laimėjo savo klasėje ir išplėšė čempiono titulą. Pernai ir vėl nesėkmingas sezonas, gedimų virtinė ir rezultatas toli nuo podiumo. Bet svarbiausia ir apmaudžiausia, kad Gezevičiui nepavyko iškovoti 1 vietos Atlantis taurės įskaitoje, o jos nugalėtojas gavo teisę 1 etapą Europos čempionate pravažiuoti su R2 klasės automobiliu. Kaip sako Deividas, tai yra jo svajonė. Taigi, nors ir banguotai, visgi Deividas
įrodinėja, kad yra vienas greičiausių tarp 2 ratais varomais automobiliais lenktyniaujančių sportininkų mūsų šalyje. O toks šturmanas šalia – tai puikia proga mūsų 6 finalininkams pasimokyti ir parodyti savo įgūdžius, galbūt pasisemti šiek tiek patirties. Beje, jau po kiekvieno iš jų važiavimų pasiūlėme tiems, kurie nori pravažiuoti su Deividu dar kartą, kad jis parodytų klaidas daromas stenogramoje ir važiavime. Nors pasiūlymas buvo savanoriškas, neatsisakė nei vienas. Taigi susirašinėjimas. Visi 6 mūsų kandidatai sėda į automobilį ir tarsi tikrame ralyje turi diktuoti stenogramą šturmanui. Deivido darbas – užrašyti stenogramą ir dėtis į galvą mūsų finalistų daromas klaidas. Stop. Kai kurie kažkodėl sugalvojo stenogramą diktuoti angliškai. Turbūt paėmė pavyzdį iš kažkokio kompiuterinio ralio žaidimo. 24, right? 20. Ir man geriau yra vėliau sakyti, kad nebūtų daug labai užbėgti. Žiūrėk, aš tu dabar pasakiau 20 right. Labai gerai. Jo, aš... Free right. Jau įsekančiai yra. Jo. Tinka tau taip? Jo, labai gerai. 50. Aš tau iš karto sakau. Taip, gerai. Pats matai? Ne, aš tau komentuoju iš karto. Ar matai atstumus? Taip. 50. Kai kurie telefoną prisitvirtino prie vairo. Tiksliems atstumams tarp posūkių matuoti. Siaura. Į dešinį 4. Kem 5 nevirši greičio. 50. Tramplinas į kairę. 3. Tramplinas į... Čia? Taip. Į kairį 4. Vieniems tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai jie sudarinėjo stenogramą ir pagal ją vėliau turėjo važiuoti. Kiti jau turi net ne 1 metų patirtį, tačiau tipinės klaidas darė visi praktiškai vienodas. Dažniausias ralio naujokų trūkumas – nevienodas atstumo suvokimas. Kartais tą patį atstumą jie suvokia kaip ilgesnį, kartais kaip trumpesnį, nors iš tikrųjų atstumas tai tas pats. Visa kita daugiau ar mažiau neblogai. 50. Na ir pagaliau važiavimas. Nors sakėme, kad laikų nematuosime, visgi žinoma, Deividas juos matavo. Tačiau finalistams mes to nesakėme. Svarbiausia – važiuoti kaip galima greičiau, nedaryti klaidų, suvokti ir girdėti stenogramą, mokėti valdyti automobilį ir, aišku, nepadaryti avarijos. Menkiausias nuvažiavimas nuo kelio grėsė diskvalifikacija, o praėjus visus etapus taip pasitraukti iš kovos niekas nenorėjo. Tad ir automobilis galų gale išliko sveikutėlis. Nusteikas? Jo. Davai, pagazuojam. 5, 4, 3, 2, 1, go! 20, for right, 20. 3 right, 50. Crest, flat right, 40. Unseen to left. Into to right. Three right. Over crest, 3 left. Kairys 1, 90, kairys 2, 140, tramplinas 150, tramplinas 130, dešinys 5 prieš konteinerį. $200. Dešinys 3 ir dešinys 5. Dešinys 3, kairys 4, labai ilgas. 50. Dešinys 4 nekirs. 100. Dešinys 3, 40. Dešinys 4, ilgas, 150.
Tramplinas. 40. Kairys 3+. Po finalinės rungties mūsų vaikinai išvažiavo namo laukti rezultatų. Ar turi savo favoritą? Turiu. Nu, šiaip yra 3, bet dėliojantis visą tai, kaip buvo, kaip klausosi, kaip ką, matant norų užsidėgymą, tai linkstu link vieną atmetant yra 2. Tai žodžiu, reikės čia visiems gerai apgalvoti ir nuspręsti, nes sunku, visi labai tikrai panašus. Kitoje laidoje matysite. Antras žmogus gauna rėmimo sutartį 500 eurų sumai. Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo.